tai yra aerobikos tokia rūšis ir iš fitneso tai yra su šokiai, kardio treniruotė su Latino Amerikos elementais ir tiesiog treniruotės metu padaryti tokį vakarėlį, kad būtų linksma, išsikrauti tiek emociškai, tiek fiziškai ir taip pat su nuotaika, su šypsena, tiesiog nereikia nei galvoti, nei ką daryti, nei kaip daryti, kaip išeina. Tokia ir vyram, ir moterim, ir tonusą pakelti, ir nuotaiką pasikelti visame kame. Būtent zumbos treniruote uostamiesčio studentai nusprendė pažymėti Tarptautinę studentų dieną ir vieną iš savo auditorijų pavertė maža netradicinė sporto sale. Norėjom, kad būtų įvairiapusiškai, kad tiek studentų įvaizdis formuotųsi, kad ne tik tai ten siejamas tik su alum ar ten su linksmybėm, bet kad žmonės tikrai nori ir sveikai gyventi, ir pasišokti, ir išsikrauti, kad ir tokioje šokio aikštelėje, pavyzdžiui, kaip ir zumba. Studentai paneigė stereotipą, jog pastarieji moka linksmintis tik vakarėliuose. Na, o zumbos treniruotėje apsilankę studentai džiaugiasi puikia proga pajudėti ir netradiciškai pažymėti studentams skirtą dieną. Kažkaip susigalvojom ir su dviračiais atvažiavom, pasivažinėjom ir į miestą ėjom pasivaikščiojom. Būtent mūsų technologijų fakultete tai studentų atstovybė labai gerai pasirašė, studentams žaidimus padarė. Iš tikrųjų buvo smagu. Įeini, pirma paskaita, įeini tiktais į kolegiją, praveri duris, muzika groja, tokia nuotaika visos dienos iškart sukelia geresnį. Gal trūko tos informacijos, kad reikia sportinę aprangą apsiimti, o gal tai mūsų toks supratimas tai buvo, kad zumba tai yra dviejų žmonių šokis. Iš tikrųjų, negalvojom, kad sportinis. Negalvojom, kad toks sportinis, nes šokis sportas prieš miegą gavosi. Studentai pasakojo, jog ši zumbos treniruotė viršijo lūkesčius ir nei vieno atėjusio nepaliko be teigiamų emocijų. Organizatoriai tikisi šį renginį paversti tradiciniu.